Doleris Šveicarijos frankas, savaitinis grafikas. Geras, neblogas už praeitą savaitės prognozuotas atšokimas nuo šitų lygių, taip, savaitinių, ir mes važiuojam vėl link 9.340. Judėjimas lėtas, judėjimas, sakysim, neįdomus, taip, bet aišku, kas čia apačioje pirko, tai 200-300 punktų galima uždirbti. Kol kas nieko naujo savaitinis grafikas neduoda, taip, laukiam, kol ateis iki 9.341 ir tada jau bus matyti, ką frankas sugalvos toliau. Dieninis grafikas irgi atšokimas nuo trendinės, nuo palaikymo, taip, ir važiuojam link pasipriešinimo. Kažkur tai ties 9.340, 9.330 galima jau ruošti atidėtą sandorį saulinį. Taip, jeigu ateis, čia dar apie 100 punktų, taip, nebloga vieta parduoti. Stop-lossas apie 90 punktų, taip, tai profitas, pirmas apie 200 punktų, antras galima laukti 320 kažkur tai punktų. Taip, pirkimus, kas nori vis dar įsikišti tą judėjimą į viršų, taip, tai kažkur tai patarčiau laukti nuo 9.212, kažkur tai 9.205, kažkur nuo šitos vietos palaukti grįžimą, taip, ir bandyti užpirkti. Bet noriu gal biškai perspėti, kad jeigu šiandien kas nors nori ten paprikiauti, taip, tai čia mes turim 19.15, taip, Šveicarijos centrinio banko vadovo kalbą, taip, Jordano, ir aišku, tai fundamentali naujiena, kurią, gali viską pakeisti. Todėl šiandien gal arba po kalbos pažiūrėti, kas bus, taip, arba šiandien aplamai nerizikuoti, jau laukti rytoj kažką. H4 periodas, taip, matom, taip, važiuojam, buvo pramušimas šitų trendinių linijų, taip, dabar sugrįžom ir buvo prognozavimas, kad čia galima pirkti, taip, davėm iki vidinės trendinės linijos, dabar darom atšokimą vėlgi. Atšokimas, jeigu ateis iki kažkur tai 9.180, 9.170, galima pirkti ir vėl su tikslu iki vidinės trendinės linijos, arba palaukti pramušimo, grįžimo ir irgi nuo vidinės trendinės linijos pirkti iki kitos vidinės trendinės linijos. Bet vėlgi būkite labai atsargus, nes Jordanas šneka, gali biški gali įtakos turėti jo kalba. Taip, kažkur tai apie 100-200 punktų gali pajudėti grinai ant kalbos. Tai jeigu nuspręsit rizikuoti, turėkite tą minį. Valandinis periodas, gražiai važiuoja palei trendinės linijos, taip, išorinės turim trendinės linijos, vidinės trendinės linijos, ir čia mes šitoje vietoje matom, kad į viršų nenuėjo, ciklą nepabaigė, sustabdė mėlyną kažkokią medianą, jo, iš istorijos einantį, ir dabar mes keliaujam link apatinės tokios vidinės trendinės linijos. Vėlgi čia pas mus bus kažkur tai lygis 9.215, taip, plus spreadas čia galima pirkti arba laukti, kol bus pramušimas, grįžimas, ir tada parduoti iki apatinės trendinės linijos. Viduj tarp šitų kol kas trendinių linijų ir siūlyčiau prikiauti. Taip, M15 periodas, doleris frankas, gražus, toks augantis pas mus trendukas, mažą kampą turi, taip, panašus daugiau į flatą, niekur neskuba Šveicarijos frankas, taip, tokį užlindimą turim, žemiau tokį praktiškai horizontalią liniją. Tai šitoj situacijai, aišku, ta proga, kad rinkas neaktyvės, vakar išeiginė Amerikoje buvo, taip, šiandien visi laukia, kas bus po tos Amerikos išeiginės, taip, tai galima buvo tokiam nedideliam, sakysim, diapazonė paprikiaučiau. 30 punktų plus minus galima po 20 nuo ribų to, sakysim, kanaliuko, taip, galima uždirbti. Jau, aišku, artėja Amerikos atsidarimas, taip, ir dabar 2 valandas kokias, nepatarčiau jau lysti tokią iš šitą rinką tokią, taip, nes kas bus, kai Amerikonai atsidarys, nieks nežino, taip, visi ir laukia, taip.
doleris Japonijos jena. Taip, savaitinis grafikas gražiai čiuožė į viršų, buvo sustabdytas ties lygiai 9,450. Taip, dabar šią savaitę prasidėjo, neaiškiai, ar darysim korekciją, ar važiuosim toliau į viršų. Taip, savaitinis grafikas kol kas nieko neduoda, bet, artimiausiu metu jau turėtų pasirodyti korekcija. Taip. Dieninis grafikas vakar buvo labai tokia irgi rami diena, taip, 50 punktų judėjimo. Šiandien naktį buvo Japonijos jenos naujienos, centrinio banko monetarinė politika ir tikrai pasakysiu, nieko nežiūrėjau, nieko neskaičiau, nes naktimis miegot mėgstu, bet pagal grafiką ten reakcija nestipri, bet į apačią buvo, tai jenos stiprinimas. Galbūt tai dėl to, kad artėja rinkimai centrinio banko vadovo naujo, taip, galbūt dėl to, kad Japonijos vyriausybė pareiškia, kad centrinis bankas gali tapti priklausomas nuo vyriausybės, taip, tai va čia dar neaišku dėl ko, bet kol kas jena bando stiprėti biškį, taip, bet aišku, dieniniam grafikui mes to nematom. H4 periodas, taip, matom, tokį jau formuojasi pas mus augantis trikampėlis, taip, gražus, ir iš apačios turim mėlyną trenduką, taip, iš viršaus tokį horizontalų praktiškai pasipriešinimą, jeigu bus pramušimas į viršų, tai kokį, dar 100 punktų, 120 punktų tikrai mes turėtume nuvažiuoti į viršų iki pasipriešinimo. Taip, bet aišku, noriu perspėti, kad čia nebandytumėt nupirkti, nes, nebaigtas ciklas ir gali būti pramušimas į apačią. Jeigu bus pramušimas į apačią, grįžimas prie pramuštos linijos, prie 9.3 galima bandyti parduoti, tai prieš visus, taip, prieš tokį galingą augantį trendą, bet anksčiau ir vėliau turėtų prasidėti korekcija, taip, ir vakar net su kolega turėjom tokį, nežinau, kaip pavadinti, bet tokį irgi neapibrėžtą su jena situaciją, taip, ir jis teigia, kad jena jau įeina į fletą, taip, ir fleto ribas eina, toks diapazonas 200 punktų ir dabar iki rinkimų, iki kovo mėnesio nieko nedarys jena. Mano manimu, jinai dar padarys kokią korekciją iki 9.1 ir toliau pratęs savo judėjimą į viršų. Aišku, pažiūrėsim, pamatysim. Taip. Aišku, pagyvensim, pamatysim. Valandinis periodas turi tokį gražų violetinį trenduką, gal viską patrinsiu taip, kad jau aiškiau, viską patrinsiu, kad aiškiau matyti tą dalyką, taip. Toks pas mus variantas, labai graži dviguba viršūnė buvo, atidirba kuo puikiausiai, dvigubas dugnas, atidirbo irgi, taip, dabar darom atšokimą į apačią, bet mus stabdo šitas gražus, taip, linkis. Praeitą kartą sustabdė, nežinau, kaip čia, neilgam, tai buvo įvyktas, davėm iki palaikymo, dabar irgi jisai stabdo, gal biški taip teisingiau pabraižyti, taip, teoriškai galim vėl pagrįžti prie viršutinio pasipriešinimo, taip, ir tada tik tai pratęsti judėjimą į apačią. Jeigu į apačią mes nuvažiuosim, tai ties 9.230 labai gera vieta užsipirkti. Ir M15 periodas, tai vis dar veikia seniai kažkada tai pabraižyti horizontalūs lygiai. Viršų šito vieno neturim, bet šiaip matom, kad lygiai veikia gražiai. Taip, dabar jeigu išsilaikys 9.350, taip, tai tada važiuosim link 9.325. Čia galima bandyti užpirkti. Jeigu bus pramušimas, grįžimas 9.350 ir važiuojam į viršų iki 9.390. Šituose lygiuose diapazonuose patarčiau ir prekiauti kaip pagal medianos taisyklę.